man gali pasakyti? Pareinu namo, šaldytuvas tuščias. Tu parduotuvę negali nueiti, staigi šūtinė. Ait pati, kas aš tau, tarnas kaks? Nu, žinai, tai aš tau tarnaitė, dirbu per 2 darbus, namie 2 darmaėdai, nėr kam parduotuvę neiti. Kur Raimundukas? Tai ko aš žinau, kur Raimundukas? Taigi, tu man čia turi žiūrėk vaikų. O, kad užgedoja, kad užgedoja. Aš draskausi iš naktinės pamainos, pareinu, supranti, visą pavargus. Kojas kaip kaladė sutynusias. A man galva kaip kaladė, va. Mažiau vakar reikėjo gerti su tais pijokais alūdė, nebūtų galva tokia. Ne iš tavo geriu, draugė, ne iš tavo. O tai įdomu labai, iš kieno geri, jeigu ne iš mano. Man valstybė pašalpų bedarbė moka, va. Doniau. Tai jau gavai pašalpų? Staigiai atiduodi? Supranti, Steput, nugi, aš paskolinau ir tą biškį investavau. Va, Raimundukas taina. Raima, ateik čia. Ataini čia. Kur tu vazojas? Pasakyk, mamytė, panaktinės, kojas ištyni. Kur tu dabar vazojas? Tai kągi dabar? Reikia kaip gaidys ankstyvų rytų. Kaip tu dabar čia su tėvu kalbė, sakyk? Kaip tu su tėvu kalbė? Šitą, Steput, jūs čia aiškinkitės, man turi skambinti. Aš einu. Skambin. Skambin. Ot interesna, tai kuonas skambins? Kanklėm ar su varpais? Taigi mums telefonas tai senai atjungtas. Man atrodo, kad jums abejiem čik-čirik. Va. Dieve, nėra tautos man šitos namuos. Visiems nusispjaut atsmanys. Pačiai parduotuvė reikės į Dieve mano. Mam, kiekgi galima tą paukščių lesalą valgyti? Jolanta, nekelk balso prieš mamą. Santarvė šeimoje yra tvirtos visuomenės pagrindas. Man jau nusibodo tas jūsų paskaitos. Leiskit savo maistą vieni. Kas čia per triukšmas? Ha, mūsų kaimynai Galvanauskai vaidėjasi. Jokios kultūros. Jie neseniai atsikraustė į miestą, sunkiai čia adaptuojasi. Na, mes inteligentija ir turėtume būti ta kelrodė žvaigždė, nušviečianti kelią masėms. Geras, jau įsivaizduoju. Stovim po Galvanauskų langais ir dainuojam. Aš žvaigždutė sidabrinė. O Galvanausko tėvas su harmonika atitarė. Vėl, švieski man vėl. Mano vokaliniai duomenys tai... Na, ką čia jūs tauzėte nesąmonės? Reikia imtis radikalių kaimynų auklėjimo priemonių. Reikia numatyti veiklos strategiją ir taktiką. Romualda, jūs vakarais per ilgai žiūrite televizorių ir nestabili tarptautinė situacija sunkiai veikia jūsų psichiką. Visi susirgo gripu, o tu, mama, pasigavai karo virusą. Na ne, aš pripažįstu taikias kovos priemonės. Mūsų tikslas – Galvanauskų integracija į civilizuotą pasaulį. Veiklos būdai – meninė kūryba, sąlytis su gamta ir teigiamas pavyzdys. O ar nepaprasčiau būtų susėsti prie butelio kokio skysčio ir kaimyniškai viską aptarti? Ne. Galvanauskai turi nesuprasti apie mūsų misiją. Mes juos užpulsime netikėtai. Jūs, Vitalijau, imsitės Stefanijos. Lyčių priešybė palengvins užduotį. Tai kad man su jie labai sunku bendrą kalbą surasti. Būtent ieškokite sąlyčio taškų. Tada man Raimundas. Jolanta, nesiartinkit prie šito vaikėzo. Na, o ką? O man tai tada teks sunkiausiai įveikiamas objektas. Bronislavas. O, skamba kaip kokios karinės operacijos planas. Būtent. Operacija G. O kodėl G? Galvanauskai. Vitalijau, paskui mane. Vitalijau. Operacija G ir kiti Kojelavičių nuotykiai. Durnynas. Ponia Stefanija,
sunkiai nešat. Taigi iš parduotuvės grįžtų, nu tu pagalvo, kiek galima bulbam ir lašiniais maitintis. Tuokit padėsiu. Ko čia tuos savo vyrus lepinsit dabar? Haha, va, žiūrėk, matai, nupirkau mėsos pilė, nupirkau, žinok, viniotinių mėsos 2 rūšių, 3 rūšių dešrų į dasardelkų. O tai vaisių daržovių kaip? Eik, tu ką tu kalbi, vaisiai daržovės. Pas mum va, burokų, bulbų, morko tiek, mum tai nereikia pirkti, žinok. O tai obuolių, bananų, apelsinų, salierų, avokadų kokių. Taigi sulčių šviežių galima išsispausti. Ku tu čia nušneki, apmokytas žmogus, nušneki, tai tu pats pagalvok, jeigu obuolį tu griauši, kiek tu pastovėsi, kiek tu padirbsi. O mėsa skatina žmogaus agresyvumą, piktumą. Žinot, ponia Stefanija, gal man ir nereikėtų jums sakyti. Visą laiptinę pastebėjo jūsų netinkamą bendravimą. Eik, tu pastebėjai? Pastebėjo ir tarpusavį, ir su kitais žmonėm. Jūs vis rėkėt, pykstat, baratės. O tai toks bendravimas, tai Raimundai blogas pavyzdys. O tu Raimunduką tai nerūš, tu nerūš Raimunduką, Raimundukas jautrus vaikas, visas ant mani, jeigu anas tik obalius griauš, kogi anas bus užaugis. Aš tai ligoniai va prisižiūrėjau tų makenėnių, guli per džiūvusias, po tom lašelinėm, eik. Bet tai kalba ne tik apie maistą. Juk, kaip Čechovas sakė, žmoguje viskas turi būti gražu. Ir drabužis, ir kūnas. Teisybė tas tavo Čechovas sakė, va, mano bronius, pažiūrėk, Raimundukas. Aš žinau, kartais Vitalka sėdžiu, pasižiūriu ant juos, man širdį suspaudžia, man tokie jis gražus, apsiverkia. Kaip gerai, ponas bronių, kad aš jūs vieną užtikau. Aš net neskambinau. Nieko čia gera. Telefonas išjungtas, va. Reikia paskambinti ir negaliu. Kokiu čia man makulatūrų dabar kešė? Kokie čia popieriai? Ponė, dabar už šitos minkai moka, minkas biznys, va. Ponas bronių, tai juk pedagoginė literatūra, tai penas dvasiai. Žinai, kupaniutė, aš tau pasakysiu, tu šitais popieriais penėk savo profesorių. Aš iš kaimo žmogus, supranti, man va, geriau lašiniakus, kilunčią kokią, Štai va, aš norėjau apie tokius širdies reikalus su jumis pasišnekėti. Suprantat, ponas bronių, šiais sunkiais susvetimėjimo laikais ypatingą svarbą tarpusavio santykiuose. Nu, apie kokius čia santykius dabar, ponė, pradėjai. Kalbėk, man jau įdomu daras. Aš džiaugiuosi, ponas bronių, kad jūs nebejingas mano iškeltai problemai. Nu tai, aš nebejingas, a kas toliau? Todėl aš manau, ponas bronių, kad mes turime imtis konkrečių veiksmų. Tai, paniutė, suprantat, imtis tai mes galim, bet Stepo iš krautuvės turi pareiti, va. Jūs nesijaudinkite, su Stefanija mano Vitalijus. Nuduodate. Aš galvoju, kad tik kinas tokie dalykai, kad kaimynai su kaimynais, a čia dabar... Taigi, va, kaimynai su kaimynais. Ir tas glaudus ryšys ir skatina mane... Tai palaukit, nėra ką laukti, tai galim pradėti. Ką tokį pradėti? Nu tai šitų, fiti-miti šorum-borum. Bet jūs nuovokus, ponas broniau. Aš galvau, kad bus sudėtingiau. Taigi va, kad palengvintume jūsų adaptaciją mieste, aš siūlau išmokti šokti. Tai integruositės lengviau į civilizuotą pasaulį. Taigi prašau, rinkitės, aš jums padėsiu. Ir šito. Nu, galite. Taigi va. Ir to. Jūs nesivaržykite manęs, jeigu jau aš savo Vitalijų pralamdžiu, tai su jumis tokiu muzikaliu nebus jokių problemų. Taigi, uždėkite rankas man ne ant liemens. Taigi va, taip, prisitraukite, rankas čia. Taip, mūsų klubai turi glausti. Taip, pritraukite kuitės truputėlį žemyn ir ritmas. Lėtas, greit, lėtas. Lėtas. Pašnešnekoju, 3, 4. Lėtas, greit. Lėtas. Dar kartą. Gerai. Lėtas. Pamadė tą kajytę. Lėtas.
Tuos zrazus kopt uždedi puodų dangčių per pusę valandos, va, ant 5. Nu, ačiū, kad atnešė duos sėklų. Palaukit, ponė Stefanija, dar vienas klausimas toks. Žadam perdažyti laiptinę. Sienas. Kokia spalva gražiausia jums? Kokia? Žalia pas mum ir ligoniniai, koridoriai žalių spalvų nudažyti. Žalia gerai, žalia spalva ramina, bet kad šalta. Nu tai kur tu matei, kad spalva tau šilumos duotų? Taigi pats komendantas atsukė šilumą ir tau buvo šilta. Duok sėklų. Nespauskit kiaušiniai viduj. Palaukit. Dar viena problemytė. Tas... Kas tas? O kaip... Kas kaip? Pavasaris. Ko tu čia kalbi? Tau viskas gerai? Talką organizuojam, aplinką norim susitvarkyti. Vat gal prisidėsit? Nu da to betrūko. Mes dar nesenai atsikraustėm, nespėjom prisišiukšlinti. Sakau, tai duok sėklų, nu tu rūpūčia. Tu Jėzus policija, tu čia dabar. Da to betrūko, va tau. Neik, sakau. Sakau, eik. Tikriau, paskite mane. Ir lėtas. Gerai. Pone Stefanija, atsiprašau, aš to jums paaiškinsiu. Čia... Tu tyla tik paleistuvė, šte pirmysliau. Mieste atvažiuos, va, ir prasidėja. Jūs nesijaudinkite, ponė Stefanija. Aš to jums viską paaiškinsiu. Jeigu jūs norite integruotis į visuomeninį miesto gyvenimą, jūs privalote išmokti šokti, na nors tango. Va, tuoj aš tau duosiu sambą. Stepan, mesgi tik tai čia. Da to betrūko, kad šoktumėt nečionaja laiptiniai. Stefut, nesnervuok, tu nesupranti. Aš visko suprantu, va, susimetė. Muzikantas ir šokėja, tai ką po metų aplink lovo bus visas dainų ir šokio ansamblis, ar Raimundukas Našlaitis? Pone Stefanija, jūs mes tik tai tango ir čia. Tikrai daugiau nieko, jūs blogai pagalvojate. Denkis kryčias, aš tau sakau! Staigiai šūkis, rupūžė to! Jėzau, kas dar? Vitalka, tu visko matei? Atiduok pinigus! Kągi čia dirbi nesveikas? Tai ką, čia stovi namų neturi? Dušna namuos, bet atiesilą įrėjęs. Maniškiai irgi nupušo. Karą žaidžia. Kai, degtukų turi? O tu rūkai, aš tai nežinau net. Ai, nesenai pradėjau. Turi? Duok ir man, duok. Žiūrėk, kas nepamatytų. Kogi čia tridėlioji kaip koks mažvaikis. Aha. Labas rytas, panelytė, o tai gali nesislėpti. Mačiau, ko čia būdu užsiimat. Nieko mes čia neusiemam. Va, tikrajama cigaretę pavaišino ir viskas. Panelyt, nepaudrink man smegenų. Aš mačiau, kaip tu vedi iš kelių mano kaimyną sūnų Raimundą. Niekur biausiana manys neveda, stoviu vietoj. Neaiškink tu, patylėk. O ko jam tylėt? Ką, jis savo nuomonės negali pareikšti? O tu žiūrėk, kas da man grybė panelykės. Vat kaip tik reikalų pas bronių turiu. Einam tuo pačiu, žaisim ir pas tamstas motinų. Pakalbėsim apie auklėjimą. Tik jau, kad tai nekalta. O tada ką bijai, jeigu nekalta einam? Einam, nieko aš nebijau. Nu ir einam, o tar Nu ir einam. pasižiūrėsi, vat einam. Nu ir einam, jau, kad nebijok, aš su tavim. Nesidaryk, ir padaryk. Einam tu.
Romualdas žino, ką daro. Aha, tu jų dagini, ane? Lepšis ne vyras, aš tau pasakysiu. Dieve, bet kodėl šitie pasaulį ir tu man pasakyk? Kai tik gražus vyras ir merginykas. Aš supranti, kai draugavau su juo, gegužinės būdavo muzikantas, groja atsisėdis. Tai žinai, vis myslydavau labai gerai, groja, paskui mergas nelaktis. Tai va, prašom, mums senatvės. Da, susrada, kų. O, va, tavo šitų. Nesakykit, Stefanija, jūsų lūpomis kalba elementarus moteriškas pavydas. Gal, bet tu žinai, kaip man širdis skauda. Tu žinai, kaip man piktumas įima. Va, jim paragauk, lašinukai labai skanus. Bet juk kitas žmogus irgi asmenybė. Jam reikia sielos poreikių, poezijos. Jis turi savo poreikius. Taigi, jis nėra jūsų nuosavybė. Tai yra laisva, nepriklausoma asmenybė. Jeigu norėja laisvės, tai kam ženijas, tu man pasakyk, kam ženijas? O jeigu apsiženijai, viskas. Tvarka turi būti tvarka, valgyk lašiniai labai skanus. Nežinau, mes su Romualda savo santykius grindžiame tarpusavio pagarbo ir vienas kito poreikių gerbimu. Nu tai jau šitiek, tai jau nekalbėk. Tava Roma irgi gera. Va, duodu galų nukirst. Ana pirma pradėja. Tavo vietai tai aš paimčiau diržą. Ne diržą. Baslį, kaip reikas nuvanočiau. Agresija, ponia Stefanija, niekada nesukelia nei meilės, nei pagarbos. Atrodo, aš būsiu persivalgęs. Tai kur tu čia pavalgiai? Kiekgi čia tų lašiniukų suvalgiai? Kasgi čia ir? Ei, žiūrėk. Ei, nu aš tau, eik pagulėk biški lovai, gal praeis. Jėk tau, kad surėkė žmogų. Tiek tu. Galima paaukoti vieną mūšį, kad laimėtume karą. Žinoma, Galvanauskai dar nepasiruošę integracijai į miestą. Bet žygis į gamtą juos turėtų sudominti. Va štai tada mes ir smogsime lemiamą smūgį. Ateinam. Čiagi dabar kas? Panelytė, ateinam. Rabanduką, tai greitai. Klausas tau sakau, nu! Va, ponia, auklėkit savo panelytį. Ir man atrodo, reik čia ne smūgį smogt, a diržų lupt, va. O fizinės bausmės atgyvena, tai nepedagogiška. Vat tegul pati pasisaka, kas atsitinka, kaip ved iškelia Raimundą. Klausias tau sakau, Jolka, prie ką? Vat Jolka yra prie ta, Jolka prie sigaretų. Mama, neklausyk šitą seno pirdalius. Jamgi haliucinacijos. Nebandaku šitaip, Jolanta. Mana, Stepka irgi saka, kad beausis senas pirdalius. O, nors vienas protingas žodis iš tavo motinos lūpų. Jūs parmazanai, matogi sugalvoja čiūdytis iš seno žmogaus. Paperkonais, o tekotem. Nesinervinkite, tai ponas Viktorai. Geriau susivienykim. Jūs būsite sąjungininkas nelengvame kare. Taip palauk, kad tai jau taip blogai tiem amerikonam, kad dabar mūsų babas karanimą. Mama, tai tu gal evakuaciją rašys? Geriau nelieskite visko čia. Aš skelbiu antrąją mūsų operacijos dalį. Žygis į gamtą. Ponas Beusi, jūs man irgi padėsite. Nu tai ką man dabar šiton gamton, tai kad aš ir taip miški gyvenu. Klausyk, visai gal neblogai būtų. Aš niekad palapkai nemegojau. Kvailys, taigi šalta dar palapiniai. Būtent grūdinsimės. Jolanta, aš įdėjau tau maudymosi kostiumėlį. Juk mes ruoniai, Raimondai, irgi pasiruoškite maudynėms. Tai gerai, jeigu jūs ruoniai, aš tada būsiu veplys ir viską žiūrėsiu na krantą. Taigi, eime, šturmu imsime Ketakakčių Galvanauskų tvirtovę. Va, atsargiai, Vitaliau, va, atsiplaukėm, atsargiai. Vitaliau, tu matai, kas daras, tu baigš su tuo savo sveiku gyvenimo būdu. Tu žinok, tom žalelėm tikrai neilgai temsi. Tau žinok, Roma kapos nuvarys. Romualda, čia nieko dėta. Čia aš pats, nepratęs aš prie tokio maisto. Ko tu pergyveni?
Ko tu pergyveni, žinai, kaip liaudis sako, šitą suvalgyk lašinių ir tavo bus kaip žmonių. Stefanija, nepratęs aš prie tokių grubių juokų. Aš namo eisiu. Kol nušlabės visas, tu žinok, ant laiptų dar išgriūsi. Tu dabar va pagulėk, aš einu tau arbatas užkaisiu, gerai? Taip, padaryk ir man arbatas. Trijuos išgersma. Gal paaiškinsa, kas čia vyksta po perkūnais? Dėdė Broniau, tai yra ponas Galvanauskai, čia iš viso ne tai, ką jūs galvojat. Čia yra Romualdos operacija G. Tuoj iš to parodysiu operacijų į, kad nori. Tuoj, kur mano peilis? Braniuk, nesnervuok, aš tau paaiškinsiu viskas, kas buvo. Vitalis valgė lašinių, jam pasidarė bloga. Aš jį paguldžiau lovan, kad pagulėtų, kol praeis. Tai negana ta, kad sparnu apie mano bobų rėžį. Da lašiniuosiniuką, mes iš mano kryžias. Čia iš viso ne tai, ką jūs galvojat, ne tai. Ir kad kojas tavo čia nebūtų. Mygam! Įslinkime tyliai, o paskui ryžtingai pulsime. Jie neturės šansų atitraukti. Vitalijau, kas vyksta? Romualda, tai vis per jūsų operacijas. Duokit raktą nuo buto. Jokių raktų. Mes einame į gamtą. Ir jūs. Kiek jūs bobos. Man atrodo, kad nepadėsim jokias operacijas. Jums smegenų daktarą visiems reikia, va! Tikras durnynas. Žinai, ką, mam? Gėda man už jūs. Pasiuskit. Dukrelė. Tai, matai, ponė, norėjai kaip geriau, o gavas kaip visada. Ponas Viktorai, nors jūs manęs neišduokite. Šitą, ką ponė sugalvojai? Taigi, mes keliausime į gamtą. Viską darysime pagal planą. Šitą, matai, ponė, tai planavom ir taip 50 metų planavom. Tai gerai, kad aš bobas neturiu. Ale kaip gera, kaip ramu, matai, išėję. Žinai, Steputė, kaip man šitie kaimynai atsiboda, reikia kažką su jais daryti. Tata, aš žinau, ko su jais reikia daryti. Na, Operacijų kai? kaip? Nu, supranti, Paniutį uždarys Marusin. Aš su profesorium dar paprašiau, kai Ačkarikas eis namai į darbą, atidarys kanalizacijas šunę dangti ir tas įkris. A iš tai jau tikrai nieks neištrauks. Čia klėdi da juokės asilas, už tokius darbus cypen iš kartą pasadėms. Bet Braniuk, o daryti tai reikia kažkų, tai reikia, nes visai nemoka gyventi, žinok. Raima, Ką? eik dabar tenai savo kambarį. Mums su mamu reikia paskalbėti. Myka, mai. Stepau, žiūrėk, norėjau pasakyti. Paspykam, žinai, kaip saka, ir sustaikykim. Aš taugi ir kačiukų atnešiau. Tai gal durnas? Tu pamiršai, kad man sloga alergiška, aš nuo katino va. Liulis bėga iškart, tik pamatau katinų. Tata, ašgi nealergiškas. Eik iš čia, sakau, ir uždaryk duris. Stepau, negi takių prie lovas pasižiūrėk. Žinai? Na. Eik tu deklan, pats priskyniai. Tai gal bučkis? Eik, vaikas žiūri. Eik, sakau, duris uždaryk, žiopsa. Paniut, palauk, pasilsėkim, biški pavarkau, žinai. Ir man atrodo, paniut, kad tamsta biški perlenkiai lasdavo, su šitą iškilą visą, taigi, netinka mums dabar abiem nučibludinėti po šitos laukus. Palaukite, kažkur čia turėtų būti gera vieta įsikurti. Suprantate, ponas Viktorai, aš kiekvieną pradėtą darbą visada baigiu iki galo. Jeigu susirašėme į gamtą, tai ir turime eiti.
Man atrodo, reikia eiti va čia. O gal čia, nežinau, kažkur čia. Ponė, žiūrėk, kaip čia, paprasčiau paaiškinus, man matai reikia lioptis, šitą va, gyvuliai šertis namuos, va, šitą tai namo norėčiau eiti. Ir tamstą siūlyčiau, einam namo gal ką. Na ne, visada tik pirmin. Kaip sau nori, ponė, aš tai einu namo.